Viena vertus mes esame kviečiami, raginami budėti ir būti pasiruošę, nes nežinome, kad ateis Jėzus laikų pabaigoje, tas šlovingas antrasis jo ateimas parusyje. Bet kita vertus, kaip galime suprasti iš apreiškimo Jonui knygos, viešpats ateina nuolatos. Nuolatos jisai stovi prie mūsų širdies durų beldžia. Labai svarbu, kad mes išgirstume Jėzaus beldimą ir įsileistume viešpatį į savo širdį, į savo gyvenimą, į savo situacijas. Ir vėlgi labai svarbu, kad mes budėtume, nebūtume atsipalaidavę, sportiniais terminais kalbant, nebūtume praradę koncentracijos, susitelkimo, nes tuomet galime praleisti smūgį arba galime praleisti įvartį, jeigu kalbėsime apie futbolą. Tai mes kaip krikščionys turim būti nuolatiniam tokiam būdravime. Prisimenu, kažkada klausiau vieno kunigo iš Prancūzijos ar Belgijos, Daniel Ange liudijimą, kuris stengiasi gyventi